Kada dėvėsiu tautinį kostiumą? Arba kodėl dažnas iš mūsų galvoja, kad tautinis kostiumas yra skirtas tik tais folkloro arba šokių kolektyvams. Tai aš papasakosiu tai, ką girdžiu iš savo klientų, kada ir kokiom progom jie įsigyja tautinį kostiumą. Visų pirma, tai jų asmeninėms šventėms. Tai vestuvėms. Vestuvėse dažniausiai susijungia ne tik tais lietuviškas tautinis kostiumas, bet ir kitos šalies, pavyzdžiui, Anglijos škotiškas tautinis kostiumas arba su kažkokia oficialia kareivio, jūreivio apranga ir šalia lietuvaitė būna su tautiniu kostiumu. Nemažai žmonių įsigyja tautinį kostiumą ir savo vestuvių jubiliejams, tarkim, auksinėms vestuvėms, kai žmonės duoda įžadus pakartotinai bažnyčioje, jie tuomet specialiai pasisiūdina tautinį kostiumą, tiek vyras, tiek moteris ir kartu keliauja į įžadų atnaujinimo ceremoniją. Patys mažiausiai tautinių kostiumų pas mus puošiasi per krikštynas. Šiek tiek jau paugėję, tai yra studentai, mėgsta atsiimti savo atestatus, diplomus, kurį jie siūdinasi specialiai šiai progai. Taip pat nemažai tautinių kostiumų siūvame būsimiems studentam, kurie iškeliauja į Japoniją, Australiją, esame siuvę ir į Madagaskarą. Universitetuose yra prašymas, galbūt ir reikalavimas kartu su savim turėti ir lietuvišką tautinį kostiumą, kad pristatyti savo krašto kultūrą. Aišku, visos valstybinės šventės, tai vasario 16, kovo 11, Liepos 6. Liepos 6 kartu yra ir tautinio kostiumo diena, todėl visus tuo pačiu kviečiu dėvėti tautinį kostiumą šią dieną. Ir, žinoma, nemažai lietuvių dalyvauja įvairiuose oficialiuose priėmimuose, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, kur tautinis kostiumas puikiai tinka ir reprezentuoja Lietuvą, nes tautinis kostiumas yra pripažintas oficialių rūbų, jį galima dėvėti ir oficialiuose priėmimuose. Todėl, manau, jei įsigysite tautinį kostiumą, ar jį turite šiuo metu, jums tikrai nestiks progų, kada jį dėvėti. Tikrai gausite daug gerų emocijų, dėvėsite jį su pasididžiavimu ir pagarba.